Labą dieną, žadėjau sakyti labas rytas, bet jau po pirmos ir man jau antrą reikia pradėti dirbti. Nieko nespėjau šiandien. Miegojau ilgiau. Man sakė, eik miegok, ilsėkis, nes vakar grįžau vėlai ir dar mano gimtadienis buvo. Tai nežinau, šiemet mano gimtadienis tiesiog yra apipintas gėlėm, daug gėlių, nežinau, turbūt pirmas gimtadienis, kai tiek daug gėlių gavau. Ir vyrai dar grįžo su gėlėm, kiekvienas po puokštę ir dar vyro sesė norėjo gėlių padovanoti. Tai iš tikrųjų be galo visiems ačiū. Yra malonu gauti gėlių, bet iš tikrųjų atrodo kiekvienam ir tuo pačiu noriu parodyti niuniunių, nes pinigai išeina, gėlės nuvysta ir deja tenka jas išmesti. Tai aš ir jau saviškai sakiau, skaubu geras, sakau, kitais kartais nebepirk ten tiek daug tų gėlių, nes čia Norvegijoje gėlės yra iš tikrųjų brangios. Jeigu nori dar puokštę nupirkti, kaip jis nupirko, tai yra brangu ir man tiesiog gaila iš tų pinigų, taip tiesiai šviesiai pasakykim, gaila pinigų už puokštę. Nes vis tiek tu žinai, kad ta puokštė nuvys ir ją reikės išmesti. Tai aš jau galvojau, kur tas gėlytės pamerkti, nes visos vazos yra tiesiog primerktos ir sakau, šie metai man tai tokie gėlių metai. Tai pilni namai gėlių. Ir ką, varau iki Pardės, nes iš tikrųjų vakar irgi nieko nespėjau. Man buvo tokia mintis kažką nunešti darbą nuo savęs, nes gimtadienis, taip ir anaip, ir aš nieko vakar nebespėjau, nes irgi dar anksčiau turėjau nuvažiuoti negu planavau ir taip kažkaip truputį gal ir nesmagu. Aišku, nėra privaloma kažką ten, tarkim, nešti ten kokį piragą ar kažką į tą darbą, kai tavo gimtadienis, bet šiaip gražus gestas, tai galvoju, gal šiandien paimti, nors jau kaip ir post factum, bet koks skirtumas, kažkas pasalduminiautų, pasmaguriautų šiandieną, bet aš nežinau, ar aš spėsiu, nes kažkaip norėjau ir pati gražiau atrodyti šiandieną, tai paklausiau vyro, kiek valandų, sako, po 12, ten 3-6 man atrodo, o aš dar buvau su šlapiais plaukais ir tiesiog rankšluosčiu ant galvos. Tai greitai nėriau į vonę, džiovinau plaukus, šiek tiek susisukau, kad atrodyčiau truputėlį tokia labiau pasitempus, nes vakar tiesiog ten, sakau, nieko nespėjau. Ir nežinau, ar aš spėsiu dar į tą parduotuvę. Šiaip, čia jinai kaip ir pakeliui. O man dar šiandieną reikia mašiną parkuotis toliau nuo darbo, nes šeštadienis reikia mokėti už parkingą, oras yra baisus, lyja, reikės užsimaukšlinti kapišoną ir susirasti skėtį. Kažkur yra, man atrodo, 2 skėčiai mašinai. Tik dabar galvoju, ar bagažiniai, ar kažkur durelėse. Vakar važiavau, tai akis ant kaktos, nes grinai grynas ledas ten mūsų gatveliai. Gerai, kad buvo pabarstyta, nes žinokit, tai tiesiog stiklas. Tai žodžiu, žiūriu kiek valandų ir gal bandau dar į tą parduotuvę užsukti.
Labas rytas. Labas rytas. Gavom siuntą. Kas čia? Galvau, kad jau vėl kažkur jinai dingo, bet Ką dingo? nedingo. Vieną dieną parašo, kad atvežta į pašto dėžutę, o atveža tik kitą dieną. Tai tokia gaunasi nesąmonė. Nervina. Ir aš kažkaip nekaip jaučiuosi, bet žiūriu ir tau sloga bėga. Nu, eisim pūst nosį. Gerai. Tai man užsisakė šito. Atsargiai čia. Nieko čia daug nėra. Dar ir dovanų gavau. Taip. Tai čia pasiėmiau tokią kaukę iš Moroccan Oil plaukam. Kas čia? Tada pasiėmiau tokį šepetėlį. Rašo highlighterio šepetėlį. O, jo, ašgi užsisakiau pieštuką lūpom. Bet negalvau, kad jis bus toks išsukamas. Nu, toksai, rudas. Wow! Bet čia, kaip suprantu, jo daug ir nėra. Šiaip nelabai man tinka tie tokie kažkokie, nežinau, lūpų dažai. Bet pabandysim. Ir iš Revolution tokį kontūravimo reikalą. Palauk, ten yra sklijuota. Nu, turėtų būti, aš jau čia lūpų. Nu, pažiūrim, yra, nu, bet... Ai, va čia va. Tik čia. Nu, toksai žodžiu. Dalykėlis. Nu, aš ten prisižiūrėjau, kas kokį rekomendavo maždaug, tai tokį ir pasiėmiau. Tai bandysim. Ir tą va šepetėlį, kaip tik aš čia tam ir labiau sakiausi. Tai manau, tiks. Toks. Nu, kad čia nieko jau nereikia. Sveikada piesti. Taip, tik kodėl čia ant galo ir kažkoks reikia nuplėšti. Tai va. Kad parodyti. Nu, jo. Tokie pirkiniai, einam valgyti pusryčių. Aš pavalgau. Ir eisiu įkalti vaistukų, nes kažkaip keistai jaučiuosi už po vakar. Šiandien sekmadienis, tai šiaip turėčiau užsikapstyti, kad nereiktų imti kažkokių dienų. Nu, nėra blogai, bet nėra ir labai gerai. Tai einam pusryčiauti ir gersim vaistus vėliau. Nu, Benas eis ant pirštų galų. Čia vienas iš pratimų. Nekreipiam dėmesį į bardaką. Sekmadienio bardakas, va, einam ant pirštų galų. Prieš tai dar dėjom. Nu, užteks, dabar dar parodykim kitą pratimą. Tai ką mes dar darėm, pasiėmėm tokius mažus dalykus ir su kojų pirštukais dėjom čia, va, iš šitą bliūdą. Nu, nors čia toks palipukas yra. Gali parodyti, kaip tu darai? Ok. Paėmam ir dedam. Dabar su kita kojyte. Oi, biskį eina. Nieko, pavyks.
Tada tu eini mane. Na, Pavyko. tada šitą pabandyk. Kažkaip eina. Nu, tu turi taip stengti su pirštais suspausti. Čia visa esmė. Aš manau. Nu, pabandyk. Va, pavyko. Su kita kojyte. Nu, susikaupk. Šaldo baldo. Eina. Nematau. Atavaduoju. Kažkaip viską vadinu. Nu, tu ten išsirbėjau. O atsistot nereikia. Dėl ko? Kai daro pratim. Nu, čia kits pratims. Sakytas pratimas. Suspaudžiam flamasterį, su pirštukai suspausk ir bandyk nupiešti kažką. Bet tu taip suspausk su pirštukais, kad jis stipriai stovėtų. Taip, eina va taip kažkaip suspaus. Tada dirba irgi pėdos raumenukai. Mama kilsu. Nu, turi spausti taip va su pirštais. Neina? Va, matai. Gerai. Ir bandyk. Kažką. Aš padarau tokį. Bet čia yra sunku, aš ir pati bandžiau. Kad čia nėra taip lengva. Duok mamai pamėginti. O, čia jau pridirbom. Reiks atsinešti tą baltą. Tai. Nu. Oi. Ir Be. parašysiu. Nelabai. Parašysiu dabar mamą. Nu, rašyk ant popieriaus, nes čia jau pridirbsimas. Su kita pabandyk kojytę rašyti. Oi! Atsargiai tik grindis. Kas man pavyko skaityti. Gerai, su kita pabandyk. Galet. Neskanaus. Žiūrėk, kaip jis šoka. Žiūrėk. Reikia. Labas rytas. Nu, ką tik nusičiaudėjau porą kartų. Tai žodžiu, tokio kažkokio. Tai, nežinau, truputėlį kažkokia bacila nori kabintis prie manęs. Bet aš bandau atsiginti.
Nu, šiaip tai yra tik vat tokia sloga, čiaudulys ir galva šiek tiek maudė šeštadienį, bet šiaip kaip ir viskas okei. Tai nežinau, bandau nepasiduoti ir žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Tai šiandien bandau čia jau ir šitą dėt. Nežinau, ten kai nueini į Zarą, žinokit, tai taip matosi viskas, nes ten tokios yra šviesos, kad reikia kažkaip labai atsargiai nepadauginti, nes žinokit, kokių aš tik merginų nematau, nes kitos tiek daug prisideda tų visų kontoravimo priemonių ir tų visų, kaip jie vadinasi, šitie vadinasi blušai, o skaistalūvą prisivaro, kad žinokit, eina sau. Tai aš irgi labai nenoriu, kaip sakant, padaugint, bet šiek tiek užsidėjau. Nu, žiūrėsim. Žinokit, miegojau su išplautais plaukais, tai tragedija. Negerai miegoti yra taip, bet aš jau tiesiog nieko nebepasidariau su jais, galvojau, susipinsiu gal ir bus vėl tokia garbanoti, bet norėjau tiesiog eiti atsigulti ir nieko nebedariau ir dabar jie yra labai pasipūtę. Oi, reikia nosį išsipūsti, bet aš nežinau, kaip aš ją išsipūsiu, nes aš jeigu ją pūsiu, tai nusivalysiu visą nosį, tą, ką esu užsidėjus ant jos. Oi. Nu, nieko. Nepasiduosiu aš tiem virusam. Žiūrėsim. Kaimynų konteineris. Yra labai baisus oras, lyja ir vėjas. Eina savo, kaip žiauru, gaus ateiti ir rinkti. Čia dar stiklainis mėtos. Man irgi reikia šiukšles išmesti. Važiuoju aš jau į darbą. Nu tai čiaudau, sloga bėga, bet kažkaip. Oras yra baisus, lyja 5+, bet vėjas naktį buvo toks, kad matėt, kaip išvartė ten kai kuriuos konteinerius, žodžiu, šiukšlės ten mėtosi, stiklainiai papirė. Dabar vat jau baigės vaikų atostogos čia mūsų komunui, tai va vėl va kamščiai. Ir ten grinai gyvena vienas kaimynas, ten tokiu keliuku toliau pavažiavus, tai vat jo tas konteineris čia ir pabiro. Tai jeigu jis dar į darbą neišvažiavo, jis vis tiek, manau, važiuos ir pamatys tą visą grožį ir gaus susirinkto savo visus stiklainius ir visus ten tuos stiklus, žodžiu. Bet jau baigė tas ledas visas nutirpt, tai tas tai gerai, tik tiek, kad labai nemalonu lauke, toks vėjas lyja, aš ten irgi šiukšlės mečiau, tai susivėlus visą kaip ragana. Nu, bet nieko. Atšilimas ir toks išbliurimas, taip sakykim. Tik vat tas vėjas labai toks nemalonus, tai jo. Lėkiu į darbą. Tikiuosi, aš labai čia nenusivalysiu šiandien viso to panosio, nes pučiu aš tą nosį ir galvoju, jeigu aš taip darbe irgi teks pūsti, tai truputį gal ir nusivalysiu aš čia tą visą savo bronzerį, ką aš ten užsidėjau ir po to galvoju, reikėjo man nieko nedėti. Bet mano nosis ryte buvo užsikimšus, kai aš atsibudau.
Ir kai pradėjau ten po truputėlį dėtis tą makijažą, man tiesiog pasileido ta visa nosis ir pradėjo ten tą slogą bėgti. Tai tada jau pradėjau aš pūsti tą nosį ir tada galvoju, bus reikalų šiandieną. Tai va dabar vėl reikės tuoj pūsti. Nu nieko, išpūsim, iščiaudėsim tą brudą, kas čia lenda prie manęs ir tikėkimės neįsisirgsiu. Va, visa autostrada jau yra kamštyje. Tai, nu žodžiu, krutinuosi darbą ir susitiksim vėliau. Darbai baigti, bet pavargau. Vėl viena buvau. Nu, sekasi man. Vėl ten kažkas priskambino, kad serga, kad neateis. Nu, įdomu, kiek aš čia pritrepsėjau šiandien tų žingsnių, reiks pasižiūrėti. Ir dar tokia serganti pusiau, tas slogą erzina visą dieną, čiaudau, nežinau, kiek aš ten pračiaudžiau, dar vis tiek tos dulkės, dalelės visokios nuo tų medžiagų. Ką reik varyti darželį, pasiimt Beną, visą dieną lyja, aš tikiuosi, jie nėjo į lauką, bet... Nu, čia jie dažniausiai visada eina, tai nežinau. Žiūrėsim, reikės Beno paklausti, arba jeigu jau bus įdėti rūbai laukiniai, šlapi, tai vadinasi buvo lauke. Nes nesinori, kad jis irgi ten susirgtų man. Tai žodžiu, dabar toks oras, kad lauke būt visai nemalonu. Tai važiuoju link darželio, va dar buvau parduotuviai, pasiėmiau pilno grūdo makaronų, išsiėmiau ryte vištienos, pasiėmiau tokio tako padažo, tai kepsiu vištienos gabaliukus, sumaišysiu su turbūt keptų svogūnų, gal česnako dar va įdėsiu imunitetui, kaip tik bus pats tas. Ir po to sumaišysim su tuo padažu ir išsivirsim pilno grūdo makaronų ir pasidarysim tokius makaronus su vištiena. Seniau dažnai darydavau, man jau kartais iš tikrųjų pritrūksta idėjų, ką daryti, valgyti ir kartais jau tie puodai stovi va čia. Nėra, kad aš labai jau ten mėgčiau suktis toj virtuviai. Tai kartais tikrai jau galvoju, tau ir vėl kažką reikia daryti valgyti ir dar kai vat kartais ir tuščia galva nebežinai jau ką pasidaryti, ką pagaminti, nes Benas irgi ten daug ko nevalgo, galima taip sakyti. Nu, šiaip negaliu labai skųstis. Sriubų nelabai valgo, nors vakar viriau žuvienę, tai visai nemažai suvalgę, sakyčiau. Nu, tai reiks jam įdėti ir tų makaronų ir sakyti, kad tu būtinai turi jos valgyti, nes kai buvo mažas, tai valgydavo ir plovą valgydavo, dabar kažkaip ilgą laiką nebedariau ir jis tiesiog senai matė ir maždaug, oi, čia nežinau, čia nenoriu, sakau, nu tik paragauk ir tada sužinosi, ar tau patiks ar nepatiks. Tai čia turbūt daugelio vaikų tokia problema, kad jie pasižiūri į išvaizdą ir nusprendžia, kad turbūt čia nebus skanu, bet kai paragauja, tai būna ir nuomonę pakeičia. Tai va, iš tikrųjų senai plovą dariau, tai visai reikėtų pasigaminti gal šią savaitę. Tuos makaronus irgi jau 100 metų nebuvau gaminus, tai šiandien padarysiu. Ir ką kitom dienom, nežinau, kažką reikia sugalvoti. Nes kodėl dar kartais sunku sugalvoti, ką gaminti, nes dažniausiai vyras pasiema maistą į darbą.
Tai jeigu tu ten, tarkim, kepsi kokius bulvinius blynus, tai mes valgysim tik su vyru ir tik tą dieną, nes nu kitą dieną tu jau nelabai ten jau nešiasi tą darbą, ten bus šalti ir tokie jau, nežinau, nu toks atrodo netoks maistas, arba ten sriuba, nes nelabai yra kur jos įsipilti, yra Beno termosas, bet, nu nežinau kažkaip. Tai kartais vat taip galvoji, ką čia padarius, kad galėtų įsidėti dėžutę ir nusinešti darbą.